Viskas atsitiko prieš 3 gimtadienį. Tiesiog jisai vieną naktį apsivėmė krauju. Mus iš karto greitoji išvežė į Kauno klinikas. Ir ten daktarai nustatė vartų venų hipertenziją. Ir aišku, blužnis labai didėdavo pas jį. Pašalino tą blužnį. Kaune priėmė ir iškart padarė echoskopą. Šiaip tai nenustatė, kad jam buvo jau vidinis kraujavimas prasidėjęs, tik nustatė, kad skrandžio opa. Jisai vis dažniau pradėjo eiti į tualetą ir tiesiog kraujais jau tuštintis ir tada į reanimacijos skyrių perkėlė ir tada jau viskas jau pamatė, kad jau trombozė ir daug vietų įsiliejęs kraujas tiesiog buvo. Daktarai nežinojo tiksliai, kaip kas yra. Taip. Nustatė iš pradžių tą opą. Daug labai operacijų daryta. Tas stabdymai kraujo, vien valymai organizmo, tai tiesiog jau buvo netgi 2 kartus prarastas viltis jį netgi pažadinti. Pasakė tiesiog tokius žodžius, kad tikėtis geriausio, nes nieko nebegalim padėti. To pasekoje ir numirė tas žarnynas pas jį ir pradėjo organai atsisakinėti. Jau jisai pasikojytės buvo mėlynos, panagės mėlynos, krautai tikrai atrodė. Ir daktaras Kilda, kuriam tikrai labai ačiū, iš po operacinės atėjo su gerom žiniom. Viskas bus gerai, jo žodžiai buvo pasakyti. Nu ir rado to žarnyno dar likusio gyvo. Šitas maistas reikalingas, nes daug vitaminų, jis maistingas labai. Tiesiog, kad jisai labai greičiau pasisavina, kad svorio neprarastų. Tai sakė, kuo daugiau jo gersit, tuo mažiau reikės va čia lašinti naktį. Paranterinio to maitinimo. Labai keista buvo ir baugu realiai prašyti pagalbos kažkieno tais ir... Nėra iš tikrųjų labai jau. Atrodo, čia vieną dieną gali viską pats nusipirkti, o kai pamatai kainas, tiesiog per skaudžiai kainuoja tokie dalykai. Aišku, intensyviosios priežiūros skyriui, antrajam irgi vaikų skyriui, visom sesutėm, daktarėm padėkoti irgi labai norėtume. Rokaitei. Norim padėkoti Rimanto Kaukėno fondui labai. Rimantui Kaukienui ir galo labdaros vakare dalyvavusiems žmonėms.